Sveiki, draugai, mano prisijungia į naują mano vlogą. Oi, atrodo, žinokite, tiesiog buitiškai. Mažytė ant pilvuko, žiūrėkit. Jau tokio mielumo. Ir čia, kadangi visi yra tokie tamsesni žmonės ir tikrai dominuoja rudos akis, visi, kas tiesiog ją pašnekina, iš karto sako, kokios gražios jos akytės, nes jau tikrai jos akytės, nemanau, kad pasikeis, paveldėjo mamos gražias mėlynas akytės. Jau tokio mielumo įsikūnymas. Žodžiu, reikia dabar mums susirasti kanceliarinę parduotuvę. Kanceliarinė, man atrodo, vadinasi žodžiu, kur tušinukai, popieriai ir taip toliau. Nes aš esu visiškai užsimotyvavus pradėti journaling. Aš jau seniausiai tai norėjau pradėti jau, nežinau, prieš kokius 4 metus vis sakydavau, pradėsiu ir ten pradėdavau porą dienų ir mesdavau. Bet iš tikrųjų aš manau, kad tai yra game changeris gyvenime, privaloma tai yra daryti kiekvienam, kuris to nori, aišku, tikrai nėra privaloma. Bet aš jaučiu viduje, kad man to reikia, nes daug ir labai pokyčių gyvenime. Iš tikrųjų išgyvenu, šiek tiek ir šeimoj visokių dalykų vyksta ir bet kokiu atveju tos emocijos visos yra viduje ir jeigu tu kažkur tai jų neišleidi, tai automatiškai mes perduodam galbūt kitom net piktesnėm formom savo artimiem žmonėm. Tai šiuo atveju aš labai nenoriu stipriai savo emocijas apkrauti ant mato. Aišku, aš turiu mylimus žmonės aplinkui ir taip toliau, bet čia aš neturiu galimybės išeiti kavos su draugė ir, kaip sakant, truputį išsilieti. Viskas dabar jau žaliuoja, nes dabar lyjo keletą dienų, dar ir rodo toliau keletą dienų bus dar toks biški vėsesnis oras, bet labai jau fainai, kai viskas va sprogsta, žydi, iš karto vasarėlė jaučiasi ateina. Mums eiti yra rašoma 12 minučių. Žiūrėkit, čia kokia graži bažnyčia šalia manęs. Labai šitą man graži, mes pro balkoną ją matom. Tokia įspūdinga. Galėsiu kada, jeigu eisiu į vidų, parodyti jums. Nu va, dabar jau normaliai matosi. 10 minučių paeiti. Ir žinot, dar vienas dalykas labai fainas artėja. Už keletą dienų bus 10 metų, kaip mes su Matu esame... Oi, į akį kažkas įskrido. 10 metų, kaip mes su Matu esame kartu. Ir žinokit, net nežinau, nuo ko pradėti. Aš tikiuosi, kad jūs mane normaliai girdit, nes vėjas, tai kaip pučia gerai čia. Tai aš nežinau, žinokit, ar man pavyks kažką tai nupirkti. Aš sakiau jam, kad gal fainai būtų, jeigu vakare, vis tiek bet kokiu atveju tikrai eisim vakarienės, bet galvoju vakare, gal, nežinau, cozy movie night pasidaryti ir sakau Matui, kad gal fainai būtų po 10 snekų vienas kitam nupirkti, tokių tipų mėgstamiausių, arba kur galvojam, kad patiktų ir tiesiog apsikeisti vakare. Nu, nes aišku, atrodo 10 metų, norisi kažką maks padaryti, bet nelabai jau gausis kažką padaryti, kai yra vaikas. Turėjau mintį, kad būtų fainai kažkur tai gal į kokią kelionę išvaryti, bet pas Matą nėra aiškus grafikas, tai neišeis tiesiog va tokių kažkokių didelių dalykų suplanuoti, tai tiesiog kažką mielo bent jau reikės sumastyti. Tai čia jau ateinančiom dienom reikės nupirkti šitos dalykus. O dabar mano tikslas yra knygutė užrašų. Nors aš labai daug knygučių Lietuvoje turėjau ir buvau pasidėjusi įsidėti, bet aišku, užmiršau.
Tai iš tikrųjų šitoj pusėje aš pati esu pirmą kartą. Ir čia centre yra va tokių nedidelių parkelių. Labai fainai dabar va kai žaliuoja, tai bent jau ir matosi, kad yra parkelis. Bet šiaip, nu, viskas tikrai čia tvarkinga, žinokit. Ir gatvės visos padarytos normaliai ir parkai dar matosi žalytės nenupjautos. Aišku, nėra kažkas wow, bet aš kaip įsivaizdavau, žinokit, tai tikrai nėra taip blogai. Ir gražių va pastatų visokių yra. Šiaip pats miestas visai didelis. Taip negalėčiau pasakyti jum, kokio grinai jis yra dydžio, dėl to, kad mes kai neturim mašinos čia, tai mes niekur nevažinėjom, čia taksiai labai pigus, tai jeigu kažkur tai toliau truputį važiuojam, kaip matėt praeitam mano vlogė, kad varėm į tą AliExpress parduotuvę gyvai sandėlį, su taksu ten va kainuoja kokie 2 eurai nuvažiuoti iki ten. O čia eismas yra gan sudėtingas, centre pilna mašinų, net neįsivaizduoju, ar būtų kur pastatyti ir taip toliau, tai mes čia automobilio ir neturėsim. Bet aš nemanau, kad ir prireikė, mes labai geroj lokacijai gyvenom, visur galima nueiti pėstute, tai dėl to be galo džiaugiuosi. Nu va, dar truputuką jums parodau, čia va tokia jau erdvi plati gatvė. Yra va ir elektriniai paspirtukai. Aš neįsivaizduoju, žinokit, ar jums čia įdomu pasižiūrėti, bet autobusai normalūs, žmonės normalūs. Neišvažiavom jau visai į kaimų. Tikrai civilizacija čia normali. Žinokit, čia labai draugiški visi. Nu, aš kaip ėjau į mato varžybas, ten apsauginiai, kurie stovėjo, ta prasme, visą vežimą, tiesiog visą, su lopšiu ir važiuoklę, tiesiog nešė. Tai laiptais į viršų, tai laiptais į apačią. Labai tokie paslaugus visi. Dabar va iš namų išeinant turėjau 2 šiukšlių maišus rankoje ir buvo valytoja koridoriui. Ir tai iš karto tuos maišus tvėrė iš mano rankų, kad man nereikėtų nešti. Ten pradėjo pasakot, kad ten tokie mūsų koridoriui yra kaip šiukšliadėžė, bet aš negalvojau, kad mes galim ten ją mesti. Ir jinai sako, aš 2 kartus per savaitę ateinu, čia laisvai meskit šiukšlės. Nu, žodžiu, ta šiluma tikrai jaučiasi ir aš buvau girdėjus, kad sakė, armėnai, nu tikrai yra labai šilti žmonės, tai tikrai jaučiasi. Man atrodo, mes jau atėjome. Kokia faina parduotuvėlė. Galvoju gal šitą imti, tik tais kaina, kad beveik 10 eurų kainuoja. Tik nesuprantu už ką, neatrodo, kad čia jau būtų kažkokia wow knygutė. Bet kitos, tai žinokit, čia net po 30 eurų kainuoja. Nu va, kad ir šitas atrodo va jau normalus, tai čia iš viso, ta prasme, 18 tūkstančių, tai čia vos ne 40-50 eurų. Čia nežinau, gal kažkokia firma labai gera. Imsim pigesnį variantą mes. Žinokit, gali būti, jau turbūt į vieną centre brangiausių parduotuvių, bet internete įvedžiau ir atvedė čia, nu tai ką padarysiu. Tai gal kokius 8 eurus išleidau, dar paėmiau tokių tiesiog lapų spalvotų. Nes galvoju, aš žinokit, tiesiog biškai išprotėjau jau. Užtruko 2 savaitės, kad išeičiau iš proto čia. Pagalvojau, kad būtų labai fainai ir labai sveika man pačiai parašyti į ateitį mergaitį laiškų, ar ten savo pačiai į ateitį. Man tiesiog atrodo tokie dalykai ir šiaip visas self-care ir ten stengtis tiesiog dirbti su savim, kontroliuoti emocijas, imtis priemonių, būti tiesiog geriausia savo versija yra tai, kas mane veža ir aš noriu tiesiog tokia būti. Tai jeigu įmanoma kažkokiais būdais tokius dalykus pasiekti ir
būti geresnė mama mažytei ir nepadaryti galbūt savo tėvų klaidų, tai aš būčiau tiesiog labai laiminga ir didžiuočiausi savimi. Tai kažką reikia daryti, nes nieko nedarant, tai niekas ir nepasikeis. Štai šiaip žinokit, kuo toliau, tuo labiau čia darausi kaip vietinė. Jau atpažįstu tam tikrus pastatus, jau žinau maždaug kur randuosi. Ir didelė tikimybė, kad jau centre nepasiklyščiau. Manau, surasčiau kelią namo tikrai. Dabar dar prieš einant namo prisiminiau, kad vakar mes su Matu galvojom nueiti į mėsininkų parduotuvę, mėsytės pasižiūrėti grinai. Nes parduotuvėse čia nėra mėsytės, kas yra žiauriai keista. Tai einu pasižiūrėsiu kainas ir ką ten gero siūlo. Pabandom pasižiūrėti, kokios čia yra mėsytės ir kokios yra kainos. Dar ir čia visokių prekių yra. Matau, va prieskoniukai jų čia turbūt kažkokie vietiniai. Tai čia, žinokit, kilas 10 eurų gaunasi virš. Čia dar daugiau. Na, vištytė čia va dar visai normaliai, bet gerai, pažiūrėsim, ką čia pasiėmė. Kol mažiukė dar truputuką raižosi, galiu jums pasakyti, kad sumokėjom 20 eurų už kilogramą vištienos krūtinėlės ir 3 tokius gabaliukus steiko. Nu, visai normaliai gal. Va, kiek krūtinėlės gavosi ir 3 jautienos tokie gabaliukai. Nežinau, galvoju, reikės padaryti vištieną džiūvėsėliuose gal keletą kepsniukų, nes faktas, kad čia labai skanus maistas kavinėse, bet kartais norisi ir naminio maisto. Tai šiandienai, vakarieniai padarysim gal steikus, o rytoj galėsim pavalgyti vištytės. Kartais vieno dalyko, ko man reikia, tai makiažo. Aš, ta prasme, saulės nesu mačius metus laiko. Aš negaliu patikėti, ypatingai kaip pastaruoju metu kiekvieną vasarą praleisdavau Turkijoje ir, nu, man jūs visi galite sakyti, ką jūs norit. Įdegis yra įdegis, man iš karto tiesiog atrodo, aš pati jausdavausi daug geriau, daug gražesnė ir atrodo ir ta oda visiškai kitaip atrodo ir tos kraujagyslės visos smulkios, kapiliarai, viskas pasislepia ir atrodo ir išbėrimų jokių nesimato nėra. Apskritai, man atrodo, dar atostogos, apskritai ta jūra druskinga, labai daug ką priduodavo, nes aš atsimenu iš Turkijos, žinokit, kaip grįždavau po ten 2-3 savaičių, atrodo, grinai ta jūra nuplaudavo visą tiesiog odą ir jinai visą laiką būdavo tokia tiesiog įdegus, švelni ir atsigavus. Negaliu to paties pasakyti dabar. Tai žiūrėsim, kaip čia Armėnijoje, nes šiaip čia nėra jūros, yra tiesiog toksai valandą laiko mums važiuoti iki ežero. Labai didelis ten tas ežeras yra. Tai gal pavyks iki jo nuvažiuoti. Dabar atsisėdusi prie stalo ir šiek tiek pildžiau savo knygutę. Tai pasirašiau 5 metų ir 10 metų tikslus. Šiek tiek aprašiau, kaip aš jaučiuosi. Nenoriu tiesiog perspausti, nes žinau, kad tiesiog nereikia per pirmą kartą iš karto parašyti. Vat jum ir vloginimai. Va jum ir vlogai. Mažytė mano, Jėzau. Mano kelsimės jau tu biškį pamiegojai. Tu truputį pamiegojai. Va Jėzau. Mamytė šalia pupa. Nu viskas. Atsisveikinam su jumis. Einam
Einam su vaiku tvarkytis. Praeitą mano vlogę, kas matėt, ėjau į kirpyklą. Šiandieną mes einame nagučių susitvarkyti. Pasižiūrėkit, jau, ta prasme, kas iš jų yra likę. Nieko, aš nežinau, žinokit, nuo ko, ar dėl to, kad maitinu ir labai susilpnėjo nagai, bet ne tai, kad atšoka gelis, bet mano pats nagas nulūžta jau link mėsų. Ta prasme, man jau kojų nagas vienas, belen kaip skaudžiai nulūžo ir vienas pirštas rankos nago. Rankų nago, nu žodžiu. Bet nežinau, žinokit, reikia gal kažkokių papildų vitaminų nusipirkti, nes prieš išvažiuojant kraujo tyrimus pasidariau, tai viskas buvo gerai. Bet gali būti, kad va dabar šiek tiek daugiau laiko praėjo ir dabar susilpnėjo. Tai paprašysiu dabar, kad trumpučius padarytų. Ir parašė, kad atsiskaitimas grinais. Tai reikia man greitai nueiti dabar nusiimti pinigų. Šiaip užsirašęs esu rankas ir kojas susitvarkyti ir kojas dar su spa. Bet sakė, kad rankos ir kojos užtruktų 3 valandas. Ir aš nežinau tiesiog, ar mažytė tiek laiko išbūtų, nes aš neturiu nei pientraukio. Aš esu užsisakiusi iš Mom Cozy, bet nežinau, kada ateis iki čia. Ir žodžiu, neturiu maistelio kaip palikti. Tai gali būti, jeigu matysiu, kad jeigu Matas parašys, kad verkia ir nerami labai ten po porą valandų, tai pasakysiu, kad kojas perrašytų tiesiog šiek tiek vėliau. Varom dabar pinigų nusiimti. Čia pas juos dabar kažkokia va diena, kad su va tokiais augalais visais ant galvų moteris užsidėjusios. Mačiau, kad va čia va pardavinėja, va matosi. Palaukit, parodysiu jums. Va pardavinėja kaip vainikai kokie. Net neįsivaizduoju, žinokit, kas čia per šventę. Žmonių mieste matosi tikrai yra daug. Tai reikėtų šiaip pasidomėti, kas čia per dienelę šiandieną. Visai fainas dalykas, kas, manau, jums gali būti įdomu, kol aš einu nagus susitvarkyti, yra jų pinigai. Tai čia, žodžiu, mes, jeigu esame milijonieriai, jų pinigai yra tūkstančiais. O tai va atrodo. Aš, pavyzdžiui, pati kiek žinau, tai kad šalis, kur valiutos yra va tūkstančiais ir tokiam didesnėm sumom, tai skaitosi kaip ir ekonomiškai, man atrodo, tokios silpnesnės. Nežinau, aš čia visą laiką savo bloguose bijau savo žinias kažkaip tai atskleisti, nes bijau tiesiog, kad neteisingai pasakysiu ir kad taip net nėra. Bet, pavyzdžiui, mum dabar, kaip visa ta situacija su Trumpu yra ir kad kaip ir doleris praranda savo vertę, tai mum visai ir kaip ir čia armėniškais pinigais nėra blogai, nes mum gaunasi šiek tiek pigiau čia viskas. Bet faktas, jeigu mes norim armėniškus pinigus keisti į eurus, tai dabar visiškai neapsimoka ir to neplanuojam artimiausiu metu daryti. Noriu jums parodyti, kaip atrodo vietelė, kur einam nagučius susitvarkyti. Nežinau, ar pavyks pafilmuoti kažką tai. Oi. Hi. I registered for nails at 4:16. Laura. Yes. Yes, thank you. Yes, please. O čia kiek daug, čia vien nagai matosi. Bet kaip aš nesuprantu, taip paveikia mane. Matas atsiuntė, kad mergaitė nerami ir atsiuntė video, kaip verkia jinai. Viską, žinokit, man atrodo, man jau pilvas suka, aš jau noriu tiesiog vidury nagų atsistoti ir varyti tiesiog namo ją apkabinti. Ar čia yra normalu? Ta prasme, vaikas su tėčiu, o aš stresuoju. Žodžiu, tiesiog super mamytė incoming.
O nagučius pažiūrėkit, va kaip gražiai padarė. Labai gražiai iš tikrųjų. Aš dabar kažkaip vien tik tokius rūžavus darausi, galvojau kažką ryškiau pasidaryti tokią spalvą, bet vėl prie tų rūžavų likau. Ir kojų taip ir nepasidariau šiandieną, nes sakė, užtrukta apie 1,5 valandos, tai galvoju, kol padarys, kol viską, grįšiu dar, per daug tiesiog, per didelis tarpas, kaip mergaitė nevalgys, tai persirašiau tiesiog trečiadieniui ir galėsiu ramiai tada pasimėgauti, nes noriu, kad padarytų ir masažiuką kojų su visu šveitimu, visą žodžiu spa, pedicure. Tai va, einu dabar iki parduotuvės greitai, kažką skanaus parnešiu namo ir eisim žiūrėti, kaip mažytė gyvena. Žinokit, tas mamos gyvenimas jau truputuką hitina. Tai kiek mes dabar realiai lygiai jau 3 savaitės, kaip esame Armėnijoje. Ir nežinau, žinokit, visokių fazių bus ir visokių momentų, bet dabar, žinokit, kažkoks užėjęs toksai momentas, kur atrodo, aš nežinau, aš truputį kaip ir jaučiuosi vieniša čia, nors aišku, aš nesu čia viena, bet iš tikrųjų Matas dabar turi šį mėnesį labai daug varžybų ir kadangi dieną prieš jie būna viešbutyje ir po to tą dieną, kai yra varžybos, jo nėra visą dieną namie, tai realiai dabar kaip per savaitę 2 varžybos, tai 4 dienas jo nėra, tai aš iš vis jaučiu, žinokit, lyg aš čia tiesiog viena labiau esu. Vienatvės jausmas. Šiandien mergaitė 6 ryto atsikėlė ir per visą dieną žiauriai mažai miegojo ir aš mažai miegojau, matosi ant mano tiesiog akių ir paakių, tokia galvojau šiandien, gal ten, nežinau, pasidažysiu ir taip toliau, bet jau niekam nebuvo jėgų, darausi vėl šparagus, kuo mintu. Bet tiesiog žinau, kad Matas dar tik kažkokios valandos grįš ir neišlauksiu, kad kartu pavalgytumėte, tai noriu tiesiog pasidaryti savo. Aišku, aš žinojau, kur aš atvažiuoju ir aš žinau, kad tiesiog Lietuvoje yra visai kitaip, nes yra ir šeima, ir draugės, ir tetos, viskas tiesiog. Ypatingai, kai aš dar pratusi esu pastoviai, tai pas vienus į svečius, tai pas kitus, tai vieni pas mane atvažiuoja, tai kiti. Ir visą laiką tas gyvenimas taip verda, o dabar tokia visiškai ramybė, kur iš vienos pusės jinai yra labai maloni ir tikrai aš jaučiuosi daug labiau tiesiog pabūnanti su savo mintim ir tokia, nežinau, žemiška labiau, tiesiog mėgaujuos tuo procesu mamos, įvažiuoju į tokią rutiną, labiau pavyksta pažinti mergaitę ir tas ryšys, atrodo, kuriasi kiekvieną dieną labai artimas su mažyte. Bet iš kitos pusės yra tas dalykas, kad tu toks kaip izoliuotas nuo savo viso praeito gyvenimo. Ir jo, čia aš manau ir taip aišku yra, kad šitoj vietoj aš turiu pasiaukoti ir vis tiek aš jaučiuosi daug palikus Lietuvoje. Kažkiek tai viduj jaučiasi tiesiog, kad tas pasiaukojimo toks dėl šeimos, dėl buvimo kartu su Matu, jisai kažkiek tai būna ir liūdina, bet toks tiesiog yra gyvenimas ir aš žinau, su kuo aš, kaip sakant, draugauju ir žinau, su kuo kuriu šeimą. Tai yra visiškai natūralu, kad kai tu būni su sportininku, antra pusė yra ta, kuri visą laiką gausis, kad yra pasiaukojanti. Aišku, aš tikiu, kad viskas susidėlios į savo vietas ir labai nenoriu pamesti to, kas man patinka, tai yra vesti Instagramą, kurti vlogus, bet to pačiu ir jaučiuosi, kad Lietuvoje buvo toks užsikūręs labai jau ir su brandais visais ir galima buvo daryti bendradarbiavimus, o čia šiek tiek jau jaučiu, kad viskas, bet kokiu atveju, apstoję yra. Tikrai tai nėra į blogą, kaip tik labai fainai pažinti naują kultūrą, naują šalį ir visą tai patirti, bet papasakoju jum ir galbūt tokius
vidinius mano jausmus, kuriuos dabar aš išgyvenu. Ir ne visą laiką jie būna tik tais jau patys ten teigiamiausi ir pozityviausi. Rytoj, aš manau, mes tikrai pasimatysim, nes rytoj aš varysiu darytis pedikiūrą. Tai ryte jau tikrai Matas leis ir man pamiegoti. Tai manau, ir nuotaika bus geresnė, ir jausiuos pati geriau, ir galėsim šiek tiek daugiau paplepėti. Iki rytojaus. Wow, va čia tai bloginimo aukščiausias lygis. Kas čia yra kamerai, žinokit? Nežinau. Bet sveikinamės mes jau sekančią dieną, kaip ir jums sakiau, atrodysiu tikrai normaliau. Varom pedikiūrą pasidaryti, spa pedicure. Tai nežinau, žinokit, kokia ten forma bus. Aš labai tikiuosi, kad pamasažuos pedutės ir jas pašveis. Ir pažiūrėsim, ar aukšto lygio, ar ne. Rytoj švęsim 10 metų, kai mes kartu su Matu 10 metų. Aš apakus esu, vieną nuotrauką labai norėsiu atkartoti, bet lyja laukia dabar. Iš niekur pasakau tokį dalyką, nes reikės man paeiti čia kažkutę. Tai truputį per lėtą, bet esmė yra tame, kad mes varysim rytoj, nežinau, lygtais Matas sako, galim dienos metu, nes jam bus treniruotė, tai po treniruotės nuvaryti iki zoologijos sodo, zoologijos sodo ir vakare varysim į kažkokį restoraną. Bet fainai, vis Matas paklausė, ką darysim ir taip toliau, rodo žmogus iniciatyvą. Nes jau galvojau, po tiek metų gal jau iš viso pamiršęs bus. Bet kur tu čia pamirši su tokia nuostabia gražuolinda šitiek metų prabūt. Juokauju, draugai man. Nu ką, draugai mano, šiandieną švenčiamės 10 metų kartu su Matu. Laukia gal smagi, įdomi diena. Nežinau, ar pavyks jums viską pafilmuoti ir parodyti. Aš manau, labai fainai būtų įsiamžinti tokią ypatingą dieną, nes tikrai šitiek metų išbūti su žmogum yra apskritai jau nuostabus dalykas, kad mes taip sugebėjom šitiek visko praeiti kartu nuo 15 metų ir po šitiek metų jausti tokią didelę meilę žmogui. Ta prasme, visi, kas mane žino ir kas artimiau bendrauja su manim, žino tiesiog, kaip aš beprotiškai myliu Matą, mylėjau nuo pat 15 metų. Tiesiog man tai yra žmogus, kuris buvo šalia manęs sunkiausiais momentais, gražiausiais momentais, moka labai visada mane prajuokinti ir turim tiesiog labai ypatingų daug gražių akimirkų. Tai aš eisiu susiruošti, eisiu iki parduotuvės, noriu padaryti pietukų kažką, tai reikia mažytę suruošti, jau jinai nerami, kaip matote. Ir po to laukia keletą veikų šiandieną, tai gal truputuką pavloginsiu. Sustabdom muzikytę. Mano šiandieną pirmas maistas. Bananiukas. Jau matau. Jau žinokit, matau, kaip niekur šiandien nespėju. Wow. Jau įtampa jaučiasi, bet reikia greičiau varyti. Mes jau išėjom, žinokit, iš karto net nuotaika geresnė, kai lauke išlindu saulytė. Jau atrodė belenkiek laiko jos nebuvo. Užsivėlinau truputuką, tai žiūrėsiu, ką čia suspėsiu. Mažytė gal užmigs truputuką. Vajezu. Atnešam vėžioną. Padarysime pietukų. Einam pažiūrėsiu, kaip mama daro valgyti. Nes ateityje tikėtina, kad tu irgi darysi valgyti. Štai išmokinsiu labai skaniai gaminti. Nes mama tavo profė. Mama tavo maisto gamintoja.
maitinimo profė. Gaminsime plovą su jautiena. Nežinau, ar skaniai gausis. Prie pietų padėsiu bueno, o vieną gabaliuką. Alio? Nieko, grįžau dabar namo. Einam į zoologijos sodą, nes gali būti daugiau, mes nebesugrįšim čia po pirmo. Pirmas gyvūnas. Iš karto pasitinka. Nu, kol kas teritorija graži, kas jau 100 metrų. Mes tiesiog vaidinam žiauriai. Bet jau fainai, žinai, kad dabar atvarėm ir viskas pažaliavę. Yerevan Zoo. Aš tau atidarysiu duris. Užeikite. O ir kas čia? Kaip gražiai. Sakė. Maitinsim. Aš negaliu patikėti, kad čia yra meškos. Žodžiu viskas. Mes jau einam dabar patirti savo zoo parką. Eisim pamaitinti meškas ir po to galėsiu papasakot, ar patiko mums. Parašyta yra, kad galima maitinti mešką. Mesk morką. Nežiūrė mūsų. Norėjau ją įduoti, bet matai, kad pykstasi. Dėl kąsnio. Nesipykit dėl kąsnio. Gerai, einam, nes po to viską išduosim. Gal norėčiau dar duoti jau. O žiūrėk, kokios fainuolkos. Nu ką tu padarėjai? Galiu imti? Tai gali, bet tai įdėgi, jisai nesikandžioja. Pažiūrėk, koks jisai gražus. Labai eik tu dabar duok. Vieną irgi meskiau. Aš tai negaliu patikėti, kad jis prasižioja taip net. Duok, nori. Taip, bet jisai jau čia vemt, nori? Nu, nepataikiau, ką aš galiu padaryti. Nu, tai dar vieną duok, kad pataikytum jau. Matai, jam skanu obaliukas. Skanu obaliukas. Vemt sako, nori. O morka? Gali irgi. O. Nu, dar vieną morką duodu. Nu, davai. Ar tu gal nenori? Oi, fainuolis. Matai? Tai yra Black Swan. Juoda gulbė. Jeigu lietuvių. Jaučiu. Tai šiandieną yra dienelės mano. Ir ką aš galiu pasakyti, Zaikiam. Buvo laikai prieš 10 metų, kai aš ryte keldavausi su didžiulė motyvacija, dažydavausi, kad tik ateiti į mokyklą tave pamatyti. Tai yra tiesa. Po kiekvienos pamokos žiūrėdavau, kokios tau yra pamokos, kad žinočiau, kur galim prasilenkti. Ir tada pagaudavau jį ir laikydavau jį per pertrauką, kad tas 5 minutės pabūtų su manim. Atsimeni? Nu, man nepatiko šitas labai stipriai. Taip, iš tikrųjų, tu sukandęs dantim būdavai, bet vis tiek būdavai. O aš ten plepėdavau, pėsėdavau. Nu, žodžiu, buvo smagus laikai mokyklos, o dabar realiai niekas nepasikeitė. Ką tu prisimeni? Prieš 10 metų. Tai va, tai ir prisimenu, kad mokykloje nebūdavo man ramybės. O jeigu gražų atsiminimą? Buvo žiaurus priekabiavimas.
Žiaurios patyčios. Vieni sakytų, kad tai yra priekabiavimas, kiti sakytų, kad tai yra tikra gyvenimo meilė. Čia Nu, bet- matai, baras. Bus. Leis vandens bus labai super. Aš galvoju, va čia kažkokių tokių va yra. Galim čia ir atsisėsti. Dažą, nufilmuok kaip dažą. Ne, gal nefilmuojam kaip dažo. Aš noriu sveiki įamžinti, kad tu pasakai kokį vieną gražų mūsų prisiminimą. O tai va 10 metų prisimeni ir toks koks tavo pats gražiausias prisiminimas mūsų. Gražiausias prisiminimas. Kiekvienų metinių šventimas. To ypatingo vadinasi nebuvo. Čia va ką tik pavalgėm ant tokių stupkučių prie vandenuko. Iš tikrųjų pasižiūrėkit, nu, grinai tokia vasarėlė, sakau, matui čia sėdint. Tai sakau, toks jausmas, kad kaip kurorte kokie mes esam. Čia šiaip yra teatras jau pagrindinis. Toks didelis labai, tai sakiau, kad gal tada pavyks mum nuvaryti su Matu. Bet dabar kur mes nuvarysim, kai turime šitą pupulę visą laiką prie savęs. Ryšys kuriamas nori, nenori. Jis yra sukurtas jau. O dabar nelabai galima čia pasirodo kortelę atsiskaityti, tai bandėm įsiaiškinti, kad duotų bent pavedimą padaryti. Nes nėra laiko, kada nuvaryti iki namų kortelę nusiimti, bet finale įsiaiškinę, kad mes negalim tiesiog nusimti pinigų, ištraukė iš, kaip sakant, stalčiuko turbūt slapto banko atsiskaitimo tą aparatą. Tai pasirodo, jie viską turi, tik niekas nenori mokesčių mokėti. Greitą tokį žaidimą sužaisim. Ponas Tomu, kas pralaimi, tas sako komplimentą. Ką? Tas, kuris pralaimi, turi pasakyti komplimentą. 3 komplimentus. Aš turiu tau sakyti. Labai gražiai šypsena. Šito seniai negirdėjau. Važiuojam toliau. Ponas Tomu, Labai skaniai kvepia. Aš net nepasikvėpimas. Tai tavo žmogiškas kvapas. Gerai. Pamąstau, o. Tie komplimentų nežinau, kur išvykti. Esi nuostabus vyras, mano, kuris labai įspūdingai tą banko kortelę visur čik. Aš pralošiau? Taip. Tu labai nuostabi mama. Never gets bored. Old but gold.